Sveiki visi. Praeitą kartą kėliau, kur nešvaistyti laiko Ispanijai. Ir šiandien noriu pasidalinti ten, kur reiktų kreipti dėmesį ir kur būtų pagal, ne pagal emocijas, o pagal tam tikrus net ir skaičius. Ir tarkim, su ta kompanija, kur dirbu, net pagal tam tikrą patirtį ir istorinius duomenis, kurie vienaip ar kitaip buvo išnuomotas butas ir 1 ar 2 metus nuomotas, tai tam tikri skaičiai yra ir daug realiau galima vertinti tą užimtumą ir tiesioginį atsiperkamumą. Tai šiandien bus kitokie objektai. Nesakyčiau, kad kaina pasikeis, bet mano šitų 2 video esmė ir yra parodyti, kad Ispanijoje nėra brangu, tiesiog reikia skirti tam laiko, kad apvažiuoti, suprasti vieną arba kitą projektą, kodėl jis yra geresnis, kodėl jis gali būti patrauklesnis, nors vien šalia kito gali stovėti sąlyginai, bet tam tiesiog reikia skirti laiko. Ir kad nesijausti, kad kažko nepamačiau, gal kažkas dar geriau yra ir panašiai. Tai mano darbas ir yra atrinkti tos objektus ir jums parodyti tai, kas verta dėmesio, nes visi mes turime laiko ribotai čia atvykę, tai reikia skirti šiek tiek laiko ir poilsiui, ne tik tai NT apžiūrai. Tai mano kelionė iš principo tęsiasi ne šitos 3 mėnesius, kai aš čia realiai gyvenu pats, bet jau gerus 2 metus ir turiu patirties nuo pat tos pačios Torevėjos, kur turtas kainuoja ir 100, ir gal net ir 70 tūkstančių, ir kas yra ir milijonai. Tai turiu skirtingos patirties, nes mano, kaip sakant, esmė pačio buvo investuoti į nekilnojamą turtą ir aš tiesiog norėdamas surasti tą geriausią sprendimą ir pradėjau šitą kelionę. Tai linkėjimai mano kolegijai Daivai, kuri darbuojasi su manim Alicantės regione. Tai jeigu kas nors norite nusipirkti Alicantėje, tai skambinkit man ir viską susidėliosim ir manau, su Daiva galėsite važiuoti į apžiūrą. Tai esmė ir yra ta patirtis, ne tik tai, žinot, ten pasimti vieną kitą objektą ir jį ten pardavinėti. Mano esmė buvo tokia, kad aš turiu pats surasti tuos objektus, kurie mano galva yra geriausi. Ir ta kelionė nuo Torevėjos, nuo Alicantės, Kalpės, Benidormo ir kaip jau matėte iš kitų video, jinai tęsis ir manau, kokį 10 metį matysit mane nekilnojamam turte. Todėl šiandien video yra apie tai, kur mano galva įdomu, tada yra istorinių duomenų ir ką matom dabar jau pradedant sezonui, kur tikrai ta nuoma yra perspektyvi ir tos 66% per metus, manau, bus lengviau pasiekti negu iš praeito video mano rodyto objektų. Tai taip pat dar yra svarbios informacijos, kurią jūs gausite tik tai nuvažiavę į vieną ar kitą objektą, ką aš ir darau, o ne tik tai žiūriu nuotraukas ir tiesiog postinu. Bet yra vystytojai, kurie turi keletą iš šių projektų ir jie turi savo know-how, kurią aš jums papasakosiu, dėl ko jie vienaip ar kitaip gali turėti didesnį užimtumą ir jūs galite uždirbti daugiau pinigų. Tai ką, pradėkim. Tai turime objektus, kuriuos, kaip praeitą kartą dalinausi, kas yra įdomu, bet neįdomu, kur nešvaistytumėt laiko. O dabar pasidalinsiu, kas yra mano
žiniomis įdomiau negu mano buvusiam video. Tai jeigu kas nežiūrėjot, kur nešvaistyti laiko, tai manau būtų irgi geras laikas pamatyti. Tai visi video irgi prasideda labai, labai panašiai, ne video, visi prasideda idealistoj ar lygiai taip pat surasite kažkokiuose puslapiuose, kur yra būtent šitos viršelio nuotraukos, tai šitą informaciją suradę galėsite iškart identifikuoti, ar tai šitas objektas ar ne. Tai pats pirmas objektas, kaip ir minėjau prieš tai, kad jeigu investicija neva turėtų būti geresnė, tai daug kas sako, kainos yra sukėlusios ir panašiai. Tai mano galva yra taip, kad tiesiog reikia žinoti, kur jie yra ir kodėl vienas ir kitas projektas turi daugiau tų galimybių turėti tą dar papildomą turto prieaugį, kurį jau minėjau praeitam video, kad ir nuoma gali būti geresnė, ir tarp 10-30% to turto augimas gali būti. Tai šitas pirmas projektas yra Steponos mieste ir jisai dar negavęs statybos leidimų. Todėl didžioji dalis jau yra tokios pre-reservation padarytos, bet kiek buvom su klientais, tai jie dar negavę statybos leidimo, nes šiek tiek architektas paišdykavo ir jie, kaip čia yra įprasta daryti, negali suprasti ir negali tų kainų pakelti, nes kai yra vykdomi pardavimai, tai kokiu greičiu yra vykdomi pardavimai, tokiu greičiu gali po savaitės ar dviejų šiek tiek brangti turtas 3 arba 5%. Kadangi jie tų rezervacijų pasidarė, bet ne pardavimų, tai dėl tos priežasties tos kainos šiaip yra labai neblogos ir šis projektas yra mieste. Tai labai perspektyvu ilgalaikiai nuomai ir žinoma trumpalaikiai, nes visur tikrai nueisite pėsčiomis. Tai labai svarbus, kaip pasakyti, momentas tiem, kas ieško to paties walking distance iki jūros, ieško, kad būtų šalia būtų daug parduotuvių, užsiėmimų gal net ir su vaikais. Ir šalia netoli yra A7, kas lengvai jums leis susisiekimą su kitais miestais arba kažkokiais tai objektais, kurie kaip, pavyzdžiui, Ronda ar Gibraltaras, kur norėsite su jūsų išnuomotu automobiliu pamatyti, pažinti Ispanijos pakrantę. Kaip ir minėjau, mūsų šito webinaro pradžioje, tai yra tam tikros insidinės informacijos, kodėl vienas ar kitas projektas gali būti sėkmingas. Tai imkime šitą projektą, kuris iš pažiūros, kai aš jį nuvažiavau, gal sakyčiau, kai jį važiavau, jis man kuo toliau, tuo labiau pradėjo nepatikti, nes iš praeito video turėjau tokį įkėlęs projektą, kuris yra kažkur tai pats iš savęs didžiulis, kas dėl to gal nereiks išeiti iš jo, tai gal dar ir nieko. Bet šitas projektas nėra toks didelis ir jisai važiuoja, kyli į kalną, kyli į tą kalną ir tų jūros vaizdų ten nelabai matai, kad bus aplinkui tie vaizdai tokie į pievas ir aplinkui manau, kad tikrai daug statybų nebus, nebent jų projektas dar kažkiek plėsis, bet efekto didelio nebus jau, kaip kai kuriuose mano minėtose anksčiau. Tai, tose dulkėse negyvensit. Bet šitas projektas, kaip pasakyti, atmetus emocijas ir žiūrint į skaičius, yra labai neblogas, žiūrint į nuomos perspektyvą, nes
statytojas gali pasiūlyti daug opcijų, skirtingų nuo vieno miegamojo studijos iki praktiškai net ir 3 miegamųjų. Tai esmė ta, kad kaina yra sąlyginai nebloga, žiūrint į tai, kad kiek jūs investuosit pinigų ir kad tuos 66 procentus užimtumo pasiekti ir generuoti tuos 6-7 procentus pakankamai nesunkiai, čia jau atmetus nuomos kompanijos paslaugas. Tai kuo šitas projektas yra įdomus? Tai šitas projektas yra įdomus tuo, kad jį vysto švedų ar danų, dabar gerai nepasakysiu, kompanija, kuri pati iš savęs turi nuomos kaip tokį biurą ir jų esmė yra tokia, kad jie bookingo labai stipriai nenaudoja. Tai dėl tos priežasties jie turi savo vidinius tokius kaip, nežinau, vidinius tokius bookingus, per kuriuos prisitraukia tų klientų ir jiem nereikia atiduoti tos liūto dalies bookingui. Dėl tos priežasties jis sutaupo gan daug pinigų ir patys čia sukūrė tokią erdvę, kad ir turi ir bariuką, ir turi šildomą baseiną, ir turi džimą. Tai patys kaip verslą tokį sukūrė, kaip vos ne viešbučių modelį, kas jiem labai nesunkiai duoda tokį, kaip pasakyti, išskirtinumą ir dėl tos priežasties skaičiai čia yra tikrai neblogi, nors abejonių kėlė man nuo pirmos akimirkos, kol važiavau, kai atėjau, bet jeigu atmetus emocijas ir darant investiciją, tai būtų vienas iš variantų. Tada šitą įdėjau kaip opciją tokia, kad yra šalia golfo klubo ir tas golfo klubas turėjo 6 procentų garantuotas palūkanas, ne šitas projektas, bet šalia esantis, tai jau tai daug pasako, kad tas projektas vien ant golfo pastatytas ir garantuoja, jeigu jūs nusiperkat turtą, 6 procentus metinių palūkanų. Tai čia toks galėtų būti tarpinis variantas tarp noro turėti savo ir nuomai, nes aplinkui golfo klubas, keletas restoranėlių. Aš esu pats gyvenęs tuose apartamentuose, tai šalia Steponas, tais automobiliu nesunkiai pasieksite parduotuvės, nes šitas šiek tiek yra nutolęs, bet golfo klubas pritraukia nemažai jau tokių lojalių klientų, kurie galėtų bandyti ir norėti nuomotis ne apartamentus nedidelius, o jau turėti kažką tokio. Toliau. Irgi aš manau, kaip ir jūs, žiūrit visą laiką į visumą. Tai projektas štai čia, mano akimis, ką aš esu matęs, tai toks, atrodo mažiausiai ypatingas ir netgi sakyčiau toks labai banalus, bet negali prieš skaičius nieko realiai. Tiesiog puikiai nuomojasi, yra patirties iš pirmos fazės, tai kaip pasakyti, atmetus emocijas, investuoti į šitą būtų visai įdomu ir tiesiog atvažiuoti ant savaitį 2, nepaisant į tą kompleksą, kaip jis atrodo, žinot, kaip kiti gražiai nupiešti ir panašiai. Tai investicijos į šį projektą būtų daug įdomesnis. Jeigu ieškot savo, kur daugiau laiko leisit ir norisi kažkokio tai, kaip pavyzdys, spaudžiu toliau ir tarkim, jūs matot tokį kompleksą, tai turbūt širdžiai mielesnis vaizdas ir labiau norisi turbūt čia būti. Bet kaina sąlyginai yra panaši. Tai tikslas šio video ir yra šiek tiek atitolti nuo emocijų.
Kadangi šis yra Fuengirola, tai jis daug lengviau pasiekiamas iš oro uosto Malagoje. Šis projektas įdomus tuo, kad čia yra keletas galimybių investuoti ir uždirbti ne tik tai iš nuomos, turto prieaugio, bet dar ir galima paflipinti, pavadinkim taip. Tai šitas projektas įdomus tuo, kad jisai yra statomas šiek tiek toliau nuo mum įprastai žinomų Esteponos, Benalmadenos, Mycho ar visų kitų, kurie yra visiškai įprasta žinoti visus šitas vietas, San Pedro ir Marbėjos, bet daug yra toliau nuo Malagos oro uosto. Bet čia yra kitas oro uostas, Gibraltaro, kas, kai aš čia atvažiavau, man kėlė daug abejonių, bet planai, kad Gibraltaro oro uostas plėsis ir Sotogrande tampa toks tam tikrų etalonų ramybės, kur investuoja visos pasaulio žvaigždės, kurios yra futbolininkai, aktoriai, tokie labiau emocijų žmonės, kuriem reikia super privatumo, o Marbėjos pusėje, šiuo atveju Benahavija, dedama dažniausiai verslininkų investicijos, kurie jau ten nori būti kuo arčiau centro pačios Marbėjos. Tai Sotogrande turi nerealaus grožio uostą, turi 50 metų vystamo La Reserva projektą, kuriame jausitės kaip Los Andžele. Toks amerikiečiai yra įpratę turėti plačias gatves, kaip Majamyje, iš mūsų senų serialų prieš 15 metų ir šalia turėti uostą. Tai Sotogrande yra toks tam tikras išskirtinis miestelis ir jis stipriai auga, pats Mesis yra investavęs, dabar jau nupirkęs viešbutį, tai Alkaidesa irgi yra toks vienas iš naujų projektų, kuris yra pastatytas rezervate ir turi labai gerą golfo klubą aplinkui save, net ne vieną, bet pats projektas yra golfo lauke ir turės iš tikrųjų įspūdingą ir užimtumo zoną. Tai kam reikia privatumo ir nori tokį tarpinį variantą turėti tarp žiemos namų ir investicijos vasarą, tai čia būtų labai svarstytinas objektas ir jisai pasistatys irgi per ateinančius keletą metų, bet ką aš ir jums norėjau pasakyti, kad čia galima parduoti rezervacinę sutartį su 1 arba 10 tūkstančių, 1% arba 10 tūkstančių mokesčių tokių netesybų. Tai investuojant, manau, svarbu turėti keletą išėjimo strategijų. Tai čia turim rezervaciją, tada galima ją parduoti, o visuose kitose projektuose, kuriuos jūs rodysiu, visur reikia sulaukti notaro ir tik tai po to galima parduoti. Tai šitas projektas tuo ir įdomus. Plus šiame projekte nėra tiek labai daug tų apartamentų, tai jie irgi pagal fazes yra išskirstyti ir pirmieji, kurie yra štai čia, buvo pardavinėjami praktiškai už 400 000. Šiai dienai esame štai čia ir jau mūsų panašus, kaip čia netgi sakyčiau vienodas projektas ar apartamentas jau kainuoja virš 520 000. Tai ką tai sako, kad per beveik 4 mėnesius, jeigu čia būtumėt užsirezervavę ir užsišaldę kainą 400,
tai savo rezervacinę sutartį jau galėtumėte čia parduoti už 120 tūkstančių. Tai ką aš turiu galvoje, kad jeigu čia užsirezervuojat už 30% nuo sumos, tai ir yra 120 tūkstančių. Tai čia pirkti norintys žmonės su mielu noru iškeis į štai čia esantį jūsų, iš čia esančią rezervaciją, kur nusipirktų už čia 520 tūkstančių ir turėtų gal geresnį vaizdą į jūrą, nes čia kuo arčiau į šitą pusę, tai gal bus daugiau garso nuo pačių zonų, kur yra aktyvios, ir dieną gal bus daugiau tokio šurmulio, štai čia bus daugiau jūros vaizdų, štai čia irgi matysis tiesiogiai golfo klubas. Tai tiesiog tie tokie privalumai yra tiesiog labai paprasti ir žmonės, kaip pasakyti, tą dalyką, kurie daro pirmą kartą investiciją, gal neįsivaizduoja, bet tada, kai aš dažniausiai pasakau, kuo šitie skirsis, tai toks tampa kaip ir logiška, nes kažkaip man svarbu pasakyti tokius niuansus, kurie kiek galima labiau užbėgtų į ateitį, kad jūs įsivaizduotumėt, ką jūs čia perkat. Tai jeigu jums reikia tokio privatumo ir jūs esate šitoj kažkur fazėje, tai gal tada daugiau šansų ir noro reiktų dėti štai čia, kad jūs matytumėte tik golfo klubą ir jūsų langai būtų tik tai miegamojo į tą erdvę, kur tos aktyvios zonos, o naktį jos bus ramios, tai kaip ir neprarasit tos ramybės ir privatumo. Tai kadangi šis projektas yra vienintelis ir paskutinis štai čia, nes kur yra golfo klubas, statybos negalimos, tai dėl tos priežasties turit išskirtinį projektą ir irgi tokį variantą, kur ir kaina užaugs, ir jie patys tai daro, nes, kaip matėte, čia 400, čia 520, o čia sakė gal net ir link 700. Gerai, važiuojam toliau. Štai šis projektas, jisai iš pirmo žvilgsnio irgi toks ateini, nieko tokio įspūdingo, viskas pakankamai tvarkingai, kaina irgi nėra didelė, kaip už 350 tūkstančių, 2 kambariai su panašiais jūros vaizdais, bet aplinkui vystytojas stato jau ne pirmą savo projektą, štai šį. Tai dėl tos priežasties yra informacijos iš jau kitų fazių nuomotų, tai yra tas procentas metinis pasiektas ir, kaip sakant, yra informacija, tai, kaip pasakyti, atmetus visas emocijas galim dalintis tiesiog faktais, kas buvo ir kaip yra dabar, tai daugelis yra išpirkta gyvenimą arba ilgalaikiai nuomai, tai perspektyvų šitą vietą turi, tai tiesiog perkat ir nuomos. Štai šis projektas vienas iš turbūt mano mylimiausių. Įkėliau jį tokį kaip gal dviprasmiškai, nes iš vienos pusės jisai jau yra biški pavėluotas, nes šį projektą pardavinėjo jau pastatytą ir dažnai klausia manęs, kokia čia situacija su šito projektu, kaip čia viskas atrodė. Tai istorija yra tokia, kad 2008 metais jį pradėjo statyti, įvyko standartinė krizė, standartinis atsakymas, 2019 jisai buvo nupirktas naujo vystytojo ir pabaigtas, tai keli pastatai yra visiškai nauji, pavadinkim taip. Ir kodėl aš apie jį pasakoju, todėl kad jis dar turi keletą objektų, kurie vienaip ar kitaip galėtų būti įdomus, su geru vaizdu, bet tai galėtų būti ir pasirinkimas ateityje, su antrinė rinka.
nes yra geroj vietoj, 3 golfo klubai aplinkui. Nu, pasakyta, kad jis yra Benahavija, bet iš tikrųjų jis yra Benahavio tokiam priemiestį, gal tai pasakyčiau. Ir vienintelis minusas, kad čia nueiti kažkur yra nelabai įmanoma, bet aplinkui yra labai daug užsiėmimų, ką veikti. Ir aš, pavyzdžiui, rinkdamasis nuomą, sakyčiau, kad ir pats esu net video padaręs, kad čia galėčiau tapti jūsų ilgalaikiu nuomininku, nes man, pavyzdžiui, autostrada važiuoti pusvalandį yra neįdomiau arba sunkiau, negu štai čia pakilti į tam tikrą kalną, pavadinkim jį taip, ir sugaišti 12 minučių. Tai man kaip pasakyti, keliauti namo ir jau taip pradėti poilsį, negu visą laiką įtemptai autostrada būtų daug didesnis privalumas. Bet šis projektas irgi įdomus to, kad turi ir ne vieną baseiną, turi uždarą teritoriją, turi 86 kvadratai, bet šiaip 88 yra vidurkis 2 arba 3 miegamųjų. Ir antras aukštas turi terasą, kuri, vat, kaip čia sako, 16 arba 117, tai turi beveik tokio pat dydžio terasą kaip antro aukšto butas. Tai nesu matęs kito tokio projekto, kuriame būtų tokia didelė terasa virš, ta prasme, tiesiog ant stogo. Tai tai dar keletas butų yra, čia nuoma yra labai paprasta, tarp 1,5 ir 2,000 eurų per mėnesį ilgalaikė nuoma. Ir kaip čia yra įprasta, tai jeigu ilgalaikė 1,52, tai dažniausiai tokia yra nuoma ir per savaitę vasarą. Tai nes su vienu klientu čia esam atvažiavę ir pardavimų jau yra įvykdyti 4, štai čia, tai lietuviškai šnekančių žmonių išgirsite. Tai esmė yra tokia, kad sako, Kristijonai, nu kam tu mus kankinai tas 3 dienas ar 2 dienas, galėjai iškart čia atvežti. Bet, jūs turit pamatyti, žinot, daugiau tų variantų, kad pajaustumėt, kad čia tikrai ta vieta. Arba buvo taip, kad atvažiavom, nes taip sutapo, pirmą pažiūrėti šitą, o paskui tiesiog viskas buvo tiesiog blogiau. Tai tai bariukas, džimas su treneriais, kurie ten iš tikrųjų ir dirba, ir vaizdai į panoraminiai vaizdai į jūrą, tai iš tikrųjų vertas dėmesio. Dar keletas variantų likę, bet jau kaip ir pavėluota. Šis projektas irgi yra įdomus, tai prie mano mylimo projekto 180, tai jis yra irgi prie pat nueinamų atstumų, tikrai nueinamų, per 5 minutės galit pasiekti parduotuvės, Markadoną, Aldi, tada iki jūros yra 10 minučių, tai žodžiu visas šitas projektas, va čia yra, jeigu neklystu, jeigu iš to pusės nufotkinta, tai čia yra parduotuvė. Čia apie tą projektą, kurį aš šneku, tai čia bus visiškai visas naujas rajonas, tai mėgamasis rajonas ir 5 minutės iki Esteponos automobiliu. Tai gera vieta, kaip ir matot ir iš mano senesnio video, čia jau kainos šiek tiek pakeistos, bet jos buvo tikrai geresnės. Beje, čia ką matot, tai jau įpusėję projektai, tai dėl to ir kainos yra pakilusios, bet jeigu taip grįžt, kad dar būtų projektai tokie, kaip pasakyti, dar stadijoje kokių 30% pastatymą, tai ta kaina būtų buvus geresnė. Tai beje, šitas projektas yra pastatytas, šitas irgi yra pastatytas, šitas yra pastatytas, šitas beveik kokių 60% pastatyti. Tai
dėl to, kad pastatyta ir gana greitai gausite jau tuos raktus, tai ir tos kainos jau yra, pavadinkim, didesnės. Tai nebijokit to triukšmo, nebijokit to šiukšlyno aplinkui statybų. Jeigu aplinkui jau yra beveik viskas susitvarkę, tai žinokit, kad faktas, kad viskas baigsis ir jūs negyvensit ilgai tose statybose, kai viskas baigsis, visur viskas susitvarkys, visi va šitie želdiniai, viskas tikrai atrodys įspūdingai ir žmonės atvažiavę ten tikrai norės nuomotis ir jūsų bookingo nuotraukos atrodys gerai. Ir faktas, kad kai viskas bus švaru, sutvarkyta, tai ir jūsų turto kaina, jeigu norėsite parduoti, bus tikrai didesnė. Ir tai bus labai logiška, nes jūs nusipirkot, kai buvo bardakas, o kai viskas susitvarko ir yra gražu, tai žmonės už tai ir moka, kad perka jau, kai viskas pastatyta, gražu. Tai va, tai praeitam video įdėjau štai šį projektą, kuris irgi yra pats už save šneka, jis yra pirmoji linijoje Benalmadenoje. Tai štai šis projektas, tai pliažas, čia uostelis, šitam uostelį, kas dar ypatingai yra labai daug restoranėlių, tai galit pasirinkti nuo argentinietiškos jautienos iki jūros gėrybių ir šią gatvę keliaudami dar 5 minutės, gal 10 į miestą, tai turėsite irgi jau praktiškai senamiestį. Tai vertas dėmesio projektas, bet didžioji dalis jau šiai dienai išparduota, tai irgi kainos jau yra sukilusios, tai šiek tiek pavėluota, bet šiek tiek dar galite ir spėti, jeigu šiai dienai būtent kreipsitės ir sakysit, va, čia tai, ko ieškau. Bet kaip ir minėjau, jeigu perkat savo, visi projektai geri. Ir įdėjau keletą projektų, kurie irgi toks, kaip ir skaičiai geri, kaip ir visa linija, vien nauji pastatai, San Pedro, geras rajonas, prieky yra senos statybos namai, paslaugos visokios, bet San Pedro. Tai kas norėtų ilgalaikiai nuomai, tai čia gali būti labai gera opcija. Ir šalia yra senamiestis ir San Pedro, būtent šis projektas įdomus tuo, kad jeigu mes žiūrėtume į šitą kelią, kuris dažniausiai mums viską gadina, nes nėra praėjimo, tai štai čia jis ir aišku ir garso duoda daug ir tai štai čia mes turim vienintelį išskirtinį atvejį, unikalų šitoj pakrantėje, kai turim tunelį ir mes galime praeiti praktiškai visur per šį kelią, nes kelias yra po žeme. Tai nei garso, nei kažkokių trukdžių nesudaro, jeigu turėsite mažų vaikų su vežimėliu, tiesiog pasiekti jūrą praktiškai 1 kilometro atstumu. Tai irgi toks kaip variantas. Nuostabus projektas Esteponoj, 2 gatvės iki jūros. Tai norėjom su vienais klientais rezervuoti kokius 3 ar 4, bet gavom, mums reikėjo tiesiog daugiau butų vienoj vietoj, tai dėl tos priežasties tiesiog nepasirinkom šito projekto ir gaila, bet esmė yra tokia šito projekto. Antriniai rinkoje, kai jis atsiras, tai manau bus ta kaina didesnė, bet kuo jis ypatingas, tuo, kad tai yra vienintelis daugiabutis, turbūt aplinkui, kuris turi savo vienas daugiabutis, antras daugiabutis,
turi savo tokią zoną, kurioje galite ne tik tai mėgautis daugiabučio privalumais, bet štai čia tarp tų dviejų daugiabučių yra, ką aš ką tik rodžiau, yra baseinas, yra džimas, yra coworkingas. Tai šitas daugiabutis kaip ir yra tokia maža urbanizacija. Tai mano žiniom dar yra likę keletas penthausų, kurie vienaip ar kitaip turės jūros vaizdus, o jūra yra tiesiog čia pereinat per parkelį, kitoj pusėje yra mokykla. Tai mieste esantis toks naujas daugiabutis su naujų konceptų. Tai aplinkui nėra tokių dalykų, taip arti jūros. Tai irgi, kas nueis į bookingą, tiesiog pažiūrės, kuris gali gyventi, kokį gauna baseiną. Tai netgi mano kolegos juokiasi, kad nėra baseino, nėra nuomos. Tai čia jau promenada prie pat, jūra, viskas, visos parduotuvės, kavinukės, tiesiog taip aplinkui pastatas. Tai tik tai gaila, kad jisai jau irgi eina į pabaigą. Bet būna taip, kad, pavyzdžiui, jeigu jums įdomu šitas projektas, tai šitas projektas kaip tik yra pavyzdys, kas atsiranda dabar. Tai kaip matot, kaina tikrai nėra didelė. Ne tai, kad nėra didelė, kaina didelė, bet šitas projektas turi keletą fazių. Ir kadangi tų fazių yra daugiau, tai būna taip, kad žmonės užsirezervuoja. Ir kadangi jūs jau žinosit šitą projektą ir sakysite, Kristijonai, įdomu, jeigu iškris, skambink. Tai vakar buvo kaip tik pavyzdys, šitam projekte iškrito vienas objektas į pardavimus atgal, nes žmonės tiesiog negavo tokio finansavimo, kokio tikėjosi. Ir čia tiesiog yra pažymėta vystytojo maždaug kas liko. Tai jau jisai ten praktiškai liko tik penthausai. Bet aš naujoje fazėje turiu ir po 350 miegamosius, ir po 370. Ir vakar iškrito su panoraminiu vaizdu į jūrą už 420 miegamieji. Tai tas būstas buvo rezervuotas per 6 valandas, nes jo atidavimas yra lapkričio mėnesį. Tai visas tas, ką jums pasakoju, tai kai kur yra, pavadinkim, gal šiek tiek pavėluota, bet dėl to pavėlavimo nereiktų taip stipriai gal nukabinti nosis, nes jeigu jums tas projektas labai patiks, tai jūs drąsiai paskui galite kreiptis į mane ir sakyti, čia man įdomu, čia laukiam. Arba yra dar keletas projektų, kurių čia nėra, nes jie nesifišuoja, pavadinkime, dirba tik tai per agentus. Tai irgi mes esam, kaip sakant, tam laukimo sąraše ir aš klientus atvežu be jokio tokio atsiųsto plano ir kaip tik laukiam dabar 1,5, gal net 2 mėnesius, kada išeis nauja fazė. Tai irgi panoraminiai vaizdai, miestukas, prie pat nueinamas 2 parduotuvės. Tai ką čia dalinuosi, tai tiesiog kas darosi, kaip viskas atrodo, į ką reiktų atkreipti dėmesio, gal bus kažkokių, idėjų, kurios vienaip ar kitaip jūs užkabins. Tai Estepona, kaip matot, čia pirmauja. Tai Estepona yra tas miestas, kuris labiausiai turbūt dabar yra kaip panašus į Dubajų, kur yra daugiausiai kranų, nes daugiausiai tos laisvos vietos buvo, pavadinkim, įsigyta ar pradėta statyti nuo COVID laiko. Tai viskas išbrango labai stipriai. Aš šneku apie žemės ir dabar jau yra tų visų projektų padariniai ir jau tų rajonų, jau ne tik tai griaučiai matosi, bet jau ir kai kur pabaiga ir jau žmonės pabiškai jau pradeda ten gyventi. Ir dėl to
tie nauji rajonai, jie tikrai tampa patrauklesni, nes kiti nauji rajonai susikurs po kokių 2-4 metų, nes jie bus ganėtinai toliau, nes tokių laisvų plotų yra dar, bet jie yra ganėtinai toliau. Gal net ir link kokios Manilvos jau prasidės statybos, bet visi nenori nutolti nuo pagrindinių miestų. Tai dėl to šių būstų kainos ir auga pardavimo metu, bet ir daugiau šansų turi aukti va tos 10-30%, nes viskas susitvarkys, viskas bus gražu ir žmonės tiesiog norės čia būti. Tai, kaip pasakyti, aš mėgstu viską labai paprastai papasakoti ir dėl tos priežasties jūs patys viską puikiai pamatysit, pravažiavę su manim, kad turit visus reikiamus elementus. Jeigu mes dar pridėsim savo nuomos kompanijos žinias, tai ta investicija gali būti kiek galima tokia, ne tai kad saugesnė, bet labiau faktais paremta. Jeigu, sakau, norite gyventi patys savo pirkti, tai aišku, ta kelionė bus visiškai kitokia. Ir aplankysim gal ne visus objektus ir gal čia net nevažiuosim, kaip pavyzdys, čia irgi gal net ir čia nevažiuosim. Važiuosim gal labiau čia ir gal va čia. Tai visom kelioniam galim padaryti. Visas keliones galim suplanuoti, tam reikia dažniausiai 2, gal 3 dienų. Tai raginčiau skambinti ir bandyti užsirezervuoti savo laiką bent jau 2 savaitės prieš jūsų kelionę, tai būtų man daug lengviau sudėlioti planą, kad jūs ramiai jaustumėtės, aš žinočiau maždaug, kur kas jums patinka, atsiųsčiau pavyzdžius ir jūs sakytumėte taip, ne, arba tiesiog sakytum, Kristijonai, važiuojam, pravažiuosim ir tada spręsim, grįšim namo į Lietuvą, arba ten reikia dar mums kažkokių namų darbų pasidaryti, ten kažką parduoti, bet svarstom tarp, nežinau, Ispanijos, Italijos ar kitos šalies. Tai kreipkitės ir, kaip matot, kainos esmė ne pati kaina, bet esmė, kada jūs ateinate į tą projektą, kaip matot, kaip viskas atrodys, nes aš jūs galiu nuvežti į kokį nors projektą, kur jums viskas kaip ir patiktų iš piešinuko, bet jūs gal neįsivaizduojat, kaip tai atrodys. Ir aš jūs galiu nuvežti į, pavyzdžiui, kokį nors projektą, kur jau yra vienaip ar kitaip, tai jau yra padaryta, ir tada ir pamatysit, kokios ten kainos, o tos kainos kažkada buvo tokios, kaip dabar statoma projektų. Tai beje, daugelis vystytojų dabar labai džiaugiasi, nes turi tokį kaip garantą iš banko, kad juos remia ten, tarkim, Sabadėlio ar Santandero bankas, kad jūsų investicija bus 30-40%, kurią jūs padarysit, kol gausite raktus ir sumokėsit pilną sumą, tai yra apdrausta banko. Tai manau, kad ispanai pasidarė tos namų darbus nuo 2008 metų krizės ir tai yra sveikintina, kad bankai prižiūri visą tai. Tai belieka tik tai išsirinkti turtą ir pirkti savo, pirkti investicijai ir būti, kaip pasakyti, būti šitoje ekrano pusėje, kur dabar aš esu. Tai skambinkit man, susitarkim kelionę, laukiu jūsų žinučių, jeigu norite kažką tai pasitarti. Tai nepažadu, kad labai greitai atrašysiu, bet tikiuosi, kad pradėsim bendrauti ir labai džiaugiuosi darydama šitą video, nes kaip tik atsirado laiko, tai bandau dabar kažkaip įprasminti, kad būtų kuo naudingiau jum ir sutaupyti daugiau laiko. Ir iki greito.